Sveiki, įsijungę jaunimo linijos podcastą iš širdies. Su jumis sveikinuosi aš, Diana Bukantaitė, ir man labai gera pakviesti jūs jau į 4. mūsų podcasto sezoną. Šio sezono tema – karjera be Instagramo filtrų. Su žymiais savo srityje daug pasiekusiais profesionalais ir nuostabiais žmonėmis kalbamės apie jų karjeros kelią. Pašnekovas, kurio šiandien pristatyti nereikia, tai Andrius Mamontovas, ilgametis jaunimo linijos bičiulis ir palaikytojas, bet kalbant apie jo karjerą, tai muzikos kūrėjas, atlikėjas, prodiuseris, aktorius, fotografas, nes pati buvau parodoje. Tai yra žmogus, kuris jau daugiau kaip 40 metų yra scenoje ir yra populiarus ir mėgstamas. Tai sveiki, Andriau, atvykę į jaunimo linijos erdvę. Labą dieną. Sakėt, kad pristatyti nereikia, bet pristatėt tiek išvardinot visko, kad aš dabar bandysiu, nežinau, atitikti lūkesčius. Lūkesčių atitikti nereikia. Labai norėjom iš tikrųjų, kalbėdami apie podcastą ir pašnekovus, kuriuos rinkomės, labai norėjom, kad būtų žmonės, kurie tikrai pasiekė daugybę dalykų ir buvo žinomi galbūt ar ne, arba savo srity netrumpą laiką, nes tas trumpalaikis populiarumas šiandieną ypatingai, jisai, greit gali nutikti ir greit pasimiršti, bet turbūt apie tą kelią, kuris buvo galbūt irgi visoks ir norėtųsi pasikalbėti, nes kartais šios dienos pasaulyje socialiniai medijai atrodo, kad, populiarumui užtenka kelių skandalų ir jau čia visam gyvenimui bus žinomas populiarus. Tai turbūt ir įdomu pakalbinti žmogų, kur 40 plus metų, ar ne, sugebat išlaikyti tą populiarumą, iki šiol yra arenos pilnos pas jūs, jūsų koncertai yra pilni. Pasidalinsiu turbūt dar labai įkvepiančią mane istoriją, kai Andrius koncertavo jaunimo linijos laimingo jaunimo dienoje, mums fotografuojantis priėjo vienas, iškylančių dabartinių žvaigždžių, kuris beje irgi koncertavo ir sako Andriui su tokia pagarba, su tokiu susižavėjimu, sako, Andriu, aš taip žaviuosi jūsų kūrybą, gal galėčiau su jumis nusifotografuoti. Ir man turbūt tai irgi labai didelis įvertinimas, nes ar yra tikrai tiek daug žvaigždžių, kurios galėtų šiandien Lietuvoje pasakyti, kad 40 plus metų, nekurdamas dirbtinių skandalų, o kurdamas, atlikdamas muziką, vaidindamas spektakliuose, filmuose ir taip toliau esu populiarus. Bet gal apie tai nuo pradžių, čia aš jau pasekmes ar ne, arba jau tie rezultatai. Tai kadangi vis tiek jaunimas, mes sakom, žmonės yra nuo 16 iki 35 metų, tai galbūt irgi pradėti ir nuo to laikotarpio norėtume ir sugrįžti į mokyklą, kur ir turbūt atsirado tas muzikinis, ar ne, visas muzikinio kelio karjeros pradžia. Gal prisimenat kaip, kodėl? Jo, mes kažkaip tai su keliais klasiokais mes nuolat galvodavom apie tai, kad mes norim groti. Mes muzika tais laikais, čia kokie 81, 2, aplink tą laiką. Muzika buvo toksai, nežinau, ar sunkiai, bet nelengvai prieinamas dalykas. Tarsi, jeigu tu norėdavai pasiklausyti tiesiog savo mėgstamos kokios nors ten ypač vakarietiškos muzikos, tai parduotuviai nuėjęs tu negalėdavai nusipirkti plokštelės, jų tiesiog Sovietų Sąjungoje nebuvo. Ir nežinau, čia Vilniuje tai buvo toks vadindavo diskų turgelis, kur sekmadienį Antakalnio gale, tarp ten miškelėje tokiam susirinkdavo entuziastai su krepšiais pilnais vinilo plokštelių, ten galėdavai rasti bet ką. Bet reikėdavo žinoti. Ir aišku, tai kainavo pinigus, kur irgi ne visi galėdavo sau leisti. Jeigu tu turėdavai bent kažkokią vieną ar ten 2 kokias plokšteles su muzika, kuri tau patinka, tai tu jau buvai labai turtingas. Tu tada galėdavai mainytis tom plokštelėm su kažko ir apsikeisti, ten vienai dienai apsikeisdavai su kažko, kas irgi turi, ir tada taip paskui persirašydavai ten į magnetofono juostą ir kaupdavai savo tokią fonoteką, savo mėgstamos muzikos. Tai vien klausimas
to, kas tau patinka, jisai, na, buvo pilnas kažkokių kliūčių ir jeigu tu jas įveikdavai, tai tas dalykas tau būdavo labai vertingas, jau tada klausydavai to įrašo, studijuodavai jį ten kiekvieną garsą. Ir, o groti, tai buvo reikalingi muzikos instrumentai ir groti tą, nežinau, tokią modernesnę pop muziką, ar ten roko, ar kokį ten žanrą be pasirinktum, tuo metu gyvavusi, reikėjo turėti kokius nors muzikos instrumentus ir mes, aišku, mes jų neturėjom, nes jie, na, tiesiog buvo neįkandami mums finansiškai. Ta prasme, kad šiais laikais kurti muziką tau reikia kompiuterio ir mikrofono ir ten, nežinau, klaviatūros kažkokios. Tai tu gali visą savo įrašų studiją turėti kompiuterį. Jeigu tu turi kompiuterį, tai tada, jeigu tu netgi jau grodavai tam, kad tu įrašytum savo muziką, tu turėdavai eiti į įrašų studiją. Įrašų studija kainuodavo irgi ir mums moksleiviams tai buvo, na, gan nemaži pinigai, kad ten, pavyzdžiui, išsinuomoti dieną į tą įrašų studiją ir kad ten įrašytų mūsų muziką. Tai mes, kadangi buvom mokykloje, tai mokykla mums kažkaip tai ten kažkurio metu, mes ten taip rodėm daug entuziazmo, kad kažkaip, man atrodo, mokytojai ten ar kokia, nežinau, direktorė ar kažkas atkreipė į tai dėmesį ir mes, kai atėjome į 10 klasę, mums pasakė, kad vat, jums yra kambarėlis repeticijoms ir ten yra, nu, ten kažkokia kolonėlė, ten pora kažkokių gitarų, būgnai kažkokie sulūžę ir elektriniai vargonėliai. Tai buvo, na, neįtikėtina dovana iš mokyklos pusės leis mums naudotis. Aišku, tai nebuvo mūsų instrumentai, bet mums buvo leidžiamas ten paskutinės 2 klases, 10 ir 11 klasiai, mes tame kambarėlį turbūt praleidom labai daug laiko. Ir pamokas, ar ne tik? Mes repetuodavom per pertraukas, o paskui mes sugalvojom, kad mes kažkaip ten, kadangi mano klasiokas ir klavišininkas Arnoldas Lukošius, jis šiek tiek išmanė toj radio technikoj, tai kažkaip jis kažką paskui sulitavo, kad mes visi tokias didelės ausinės turėjom ir su tom ausinėm repetuodavom, tai tada kartais ir per pamokas, kai netrukdydavom, netriukšmaudavom. Tai kažkaip, taip pradėjom groti po truputį, taip gavosi, kad aš pradėjau rašyti dainas ir mes ilgainiui foje ir grojo, tik tai mano parašytas dainas. Tai kad tą įrašą, kad tas dainas kažkaip, na, kad jos išplistų, reikėjo turėti kokį nors įrašą. Tai mes bandėm ir patys įsirašinėti, ir mokykloje įsirašinėjom, ir ten kažkokia eksperimentavom, ten mums leisdavo, kažkaip mūsų mokykloje tiesiog šiaip buvo labai demokratiška, kažkokia net ir sovietiniams laikams demokratiška atmosfera, kad mums duodavo mokyklos raktą po pamokų. Mes tuose koridoriuose pasistatydavom ten mikrofonus, įrašinėdavom aidą, kad ten aidėtų, ten visokių tokių kažkokius. Tai mums leido tiesiog naudotis tuo viskuo, kas ten yra. Ir tas, manau, kad labai buvo didelė pagalba. Tai pirmą įrašą mes pasidarėm mokykloje, o po to, kai mes baigėm mokyklą, dar tais pačiais 85 metais, maždaug, kaip dabar rugsėjais, tai rugsėjo mėnesį, mums kažkaip pavyko susitarti su Vilniaus plokštelių studija, kuri buvo kiečiausia įrašų studija Lietuvoje, turbūt tokia jau skaitėsi pagrindinė. Mums davė visą dieną tenai. Tai kainavo, man atrodo, 25 rublius galbūt. Tai mes ten susimetėm tais laikais. Bet ten nemaži pinigai, tie 25 rubliai. Tai buvo tikrai nemaži pinigai. Nes... Toks, sakyčiau, dar koks 5% atlyginimo vidutinio. Ne, taip įsivaizdavimui, kad čia ne taip 25 eurai kaip dabar. Taip. Tai 120 rublių ten alga būdavo, labai gera alga. Tai 25 rubliai.
Sovietų Sąjungoje buvo pakankamai didelis pinigas iš tikrųjų. Bet iki tos plokštelių, ar ne, to momento, nuo to, kai pradėjot grot mokykloje, eksperimentuoti turbūt, koks galbūt atsimenat pirmasis koncertas, kai jau pajutot, kad sėkmė, nes jau nueiti į įrašų studiją turbūt jau kažko turėjo būti tokio. Sėkmė tokia, tas sėkmė, mūsų pirmas koncertas buvo, aišku, mūsų mokykloje ir mes ten pagrojom 2 dainas. Tai sėkmė buvo, mes tą sėkmę įvairiai vertinam, kas yra tikroji sėkmė. Sėkmė yra, šiaip sėkmė tai aišku būna, kad ten tu gauni daug kažkokio grįžtamo ryšio ten ir ten kažkaip žmonės ten savo atsiliepimus tau gerus siunčia ir ten ar žodžiu sako. Tai, bet ta tikroji sėkmė, man atrodo, yra ta, kur tu pats jauti, kad tau labai gerai pavyko. Tai šita yra pati vertingiausia man sėkmė yra. O kada buvo įvat, kad tais pirmaisiais? Tai tas pirmas koncertas, jis kažkuria prasme buvo, kad mes galvojom, visai neblogai ir kažkaip ir tokie mūsų klasiokai keli sakė, gerai varot maždaug, neblogai. Tai aš neįsivaizduoju, kaip tai atrodė iš šalies, bet mums tai atrodė, kad mes čia kažkaip visai neblogai pagrojom. Pavyko. Tai tas pirmas toks buvo, jis taip kažkaip motyvavo labai. Paskui antras koncertas buvo tragiškai nesėkmingas, ten viskas krito iš rankų, nederėjo, griuvo, lūžo ir nutrūko paskui per ten vidurį pasirodymo. Bet tas toks pirmas koncertas jis buvo toks, kad tu galvoji, okei, mes reikia stengtis dar kažką toliau daryti, norisi tą daryti. Bet, tarkim, po sėkmės, tai gal gerai ir įvardinot, noris toliau kažką daryti ir dauguma mes įvairiose profesijose jaučiamės, nes patinka ir gera, kai sekasi. Turbūt taip žmogus sutvertas, nes mūsų sėkmė šiek tiek irgi generuoja tos energijos. Tas, tarkim, prisimenant tą koncertą, kur mažiau sekėsi, ar ne, krito iš rankų kažkas, arba dar galbūt buvo irgi tuo etapu, o gal ir nebuvo, čia jau užbėgu pati sugalvoju, turbūt interpretuoju. Ar buvo taip, kad pajutot, kad gal čia muzika ne mano paties jau kelias? Niekada taip negalvojau. Niekada neturėjau tokios minties. Muzika ir garsas kaip po toks, netgi ne tik muzika, šiaip garsas kaip po toks. Visada buvo labai įdomus toks kažkokio tai tyrinėjimo objektas. Ir aišku, kartais būna, tu galvoji, čia, ar tai, ką aš darau, čia dar kam nors reikia, ar čia man to reikia ir taip toliau, bet manau, kad tokios abejonės pas visus žmonės, kurie kažką įsitraukia daro, kars nuo karto tu turi kažkaip persvarstyti, dėl ko tu darai, ar tiesiog labiausiai turbūt padeda prisiminti, kodėl tu pradėjai tai daryti, ko vedamas. Tai tas natūralu, bet kad tai ne mano, niekada neturėjau tokios minties. Muzika ir muzikos kažkoks kūrimas ar įrašai, tai yra, mano mintise yra nuolat ir dabar tai yra tiesiog kažkas, su kuo aš gyvenu. Aš visą laiką galvoju apie kažkokias ar muzikinės idėjas, ar tiesiog muzikos kūrimo sistemas kažkokias. Aš kartais galvoju, kad jeigu sujungčiau ten tą dalyką su tuo ir paskui garsas perėtų ten taip ir tada jis pavirstų tuo ir tuo. Man tai yra mano kažkoks tai, kuo aš degu ir žmogus turėtų daryti tai, kuo jisai dega. Tai, kas yra nuolat tavo mintise, apie ką tu nuolat galvoji, tas yra turbūt, tai yra tavo pašaukimas greičiausiai, nes tu nuo jo negali pabėgti. Kartais žmonės pasirenka ten prestižiškesnę profesiją su ten geriau apmokama ir taip toliau. Ir būna nelaimingi, nes kažkur giliai jie galvoja apie visai kažkokį kitą dalyką, kuris nuolat sukasi tavo galvoje, apie kažkokią veiklą, kurią tu darai ne tik taip gyvai, bet kuri vyksta tavo smegenyse nuolat. Tai ta veikla, tai yra, man atrodo, tai yra kažkas, tas yra pašaukimas, kažkas, ko tu tam turi natūralias kažkokias savybės. Aš nežinau, iš kur tai atsiranda, koks čia mechanizmas taip veikia, bet tu turi kažkokias savybės,
ne tik fizinės, bet ir, nežinau, kažkokios, nežinau, gebėjimus, kurie leidžia tau išpildyti tavo kažkokius ten sumanimus vienaip ar kitaip. Tai ne, niekada nekvestionavau. Tai vat muzika jau atsirado mokyklos laikais, o po mokyklos studijos, muzika kaip dėrėjo? Jo, po mokyklo aš įstojau į Vilniaus inžinierinį statybos institutą, tuo metu taip vadinosi. Man atrodo, dabar tai yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Aš įstojau į statybos ekonomiką, labai gerais pažymiais. Man ten konkursas gan didelis buvo, ten 5 ar 6 žmonės vieną vietą. Tai prasme, kad aš kažkaip ten įstojau. Bet aš tai dariau, kad kažkaip pateisint savo tėvo lūkesčius, nes jis visada norėjo, kad aš turėčiau kažkokią rimtą specialybę. Taip. Ir tas suaugusių žmonių spaudimas, kad tu turi būti būtinai kažkas toks, nes jeigu tu čia nebūsi, tai tu ten maždaug, tada tu būsi kažkoks ten, nežinau, šluosi gatves, tipo, nors kas šiaip ir visiškai garbingas darbas. Tai mano tėvas, jis pats buvo labai daug pasiekęs gyvenime, jis buvo medicinos mokslų daktaras, profesorius, mokslininkas ir jis atsidavęs visiškai medicinai ir jis kažkaip, jis turėjo tokią didelę kažkokią tai, nežinau, lūkestį didelį tokį turėjo mane, kad aš tęsiu jo darbus ir taip toliau. Ir kai jis matydavo, kad mane domina visai kiti dalykai, jo manimų labai nerimti, tai mes konfliktuodavom su jo. Bet aš vis tiek, kažkaip, kadangi man jisai visada buvo labai svarbus žmogus, aš bandžiau kažkaip kažkiek vis tiek išpildyti jo lūkesčius. Tai jeigu ne medicina, tai maždaug, statybos ekonomika, kuri tuo metu buvo labai tokia, labai daug žadanti, perspektyvi specialybė. Tu ten baigęs maždaug tą universitetą, tu ten iš karto galėdavai gauti kažkokį tai, nežinau, gerą darbą, gerai apmokamą darbą. Tai aš įstojau tenai bet pirmas dalykas, kurį aš pradėjau daryti, aš ten pradėjau klausinėti, ar čia kur nors repetuoja kokie nors ansambliai ir grupės ar muzikantai, nes foje buvo šiek tiek išbyrėjus, nes vienas narys išvažiavo studijuoti į Kauną, kitą paėmė į kariuomenę ir mes su Lukošium likom dviese Vilniuj tik tai man pasakė, kad jo, ten yra tenai kažkokios tai patalpos, kur skirtos ten kažkokiai studentų saviveiklai ir taip toliau. Ir aš ten kažkaip nuėjau, ten repetavo muzikantai keli. Ten pasirodo buvo patalpos, kuriuose kažkada repetavo Hiperbolė ir netgi jų ten kažkokie instrumentai seni stovėjo, likę. Ir spintoj ten, mes paskui kažkada ten atidarėm spintą, ten buvo Hiperbolės kažkokie koncertiniai drabužiai sudėti. Tai buvo, mums tai buvo, Hiperbolė mūsų kartos žmonėm buvo kažkas, labai, labai svarbi grupė. Ir kažkaip mums negalėjom patikėti, kad mes čia ten repetuojam ten, kur jie grodavo ir naudojam kažką, ką ir jie, iš tos pačius instrumentus, kažkokius ten klavišiniai, man atrodo, kažkiek buvo, ten kažkas iš jų likę. Tai aš įstojęs į tokią ten prestižinę specialybę, aš vis tiek jau ieškoti muzikos, nes mane jinai labiausiai domino. Ir po to mane paėmė į kariuomenę ir po kariuomenės aš supratau, kad aš nebenoriu jau ten grįžti, nes aš ne savo vietą ir vis tiek dar bandžiau dar kažkiek tai atitikti tėvo lūkesčius, nes jis taip norėjo, kad aš turėčiau kokį nors diplomą ir aš įstojau Vilniaus universitetą į žurnalistiką. Bet tada jau foje buvo žinoma grupė ir aš praleisdavau daug paskaitų, nes mes važiuodavom koncertuoti ir tas man buvo svarbiau visą laiką. Kaip ten sako, jeigu muzika trukdo mokslui, reikia mesti mokslą. Čia patarimas irgi jaunimui, jeigu muzika trukdo mokslui. Tai mes paskui pradėjom jau
Aš vis dar tikėjau, kad aš ten gal būsiu žurnalistas. Aš kažkaip ar savo įsiteigęs gal tai buvau, ar vėlgi norėjau, kad mano tėvas būtų patenkintas manimi. Tai nors, tarkim, iš mamos niekada neturėjau kažkokio tokio ten specialaus spaudimo, kad ten būtinai būk kažkuo tuo ar vienu ar kitu. Taip kažkaip palaipsniui taip nutiko, kad ten, nežinau, aš dabar nesimenu, ar po antro kurso aš pagalvojau, kad koks aš žurnalistas, iš manęs dažniau ima interviu, negu aš iš ko nors imu. Ką aš bandau apgauti, pats save bandau apgauti, kad čia atseit turės tęsinį kažkokį ir aš liktai norėsiu tą daryti. Kita vertus, žurnalistika yra tokia profesija, kur jeigu tave domina kažkokia tema, tu ją giliniesi ir tu sugebi arba ten, nežinau, rašyti arba pasakoti, tai tu tą gali daryti ir, man atrodo, yra daug puikių žurnalistų, kurie nėra baigę žurnalistikos. Tai arba ten baigė tik kad turėtų tą popierių, kuris, tiesą sakant, nieko nepakeičia greičiausiai, šiais laikais ypatingai. Tai aš supratau, kad aš jau seniai darau tai, ką aš noriu daryti. Mes ir ten ir užsienį jau buvom koncertavę ir man atrodo, jau kelis, gal porą plokštelių išleidę jau buvom su Foje. Tai aš supratau, kad tai aš jau darau tai, ką aš noriu daryti, kodėl aš bandau dar kažką daryti ir man taip palengvėjo, kad aš nusprendžiau nutraukti tos mokslus ir aš atsidaviau visiškai tam, ką aš visada norėjau daryti ir tą darau po šiai dienai. Taip. Tai tas, kaip ir sakom, ar ne, turbūt didžiausias pasiekimas visų pirma atrasti, tą pašaukimą, kaip vardinat. Bet, ką daryti, jeigu, taip nėra aišku, kaip jums? Mes kartais, kaip, man irgi kažkokie būdavo momentai, kad atrodė neaišku ir taip įsivaizduodavai save ten, nežinau, statybų aikštelės viršininku su šalmu vaikštančiu. Tai galbūt, bet tai, kas yra tavo kažkoks pagrindinis tavo dalykas, nesvarbu, tai nebūtinai tai yra čia kažkoks ten muzika ar ten kažkas menas, ar tai, bet kokioje profesijoje, man atrodo, žmogus, kuris yra savo vietoje, jisai visą laiką galvoja apie tai, ką jis daro, nežinau, vairuotojas galvoja apie savo automobilį, apie kažkokį važiavimą, ten kažką ypatumus, dar yra kiekvienoje profesijoje yra kažkokie dalykai, iš kurių kaupėsi patirtis, kažkokios ten mažos paslaptis, kaip ten kažkokie, žmogus galvoja, kaip pagerinti tai, ką aš darau. Tai ir yra. Tai sakau, kartais žmonės pasiduoda tą įtakai, kad tu būtinai turi būti ten kažkas kažkoks toks, tik tada tu atseit vertingas būsi, bet vertingiausias tu esi, kai tu esi tas, kas tu esi. Ir tu savo turimom savybėm tu duodi darbą ir tokiu būdu realizuoji save. Mes visi turim kažkokias savybės, kurių mes jeigu nerealizuojam, tai jos kažkur mumise sėdi ir verkia ir mums dėl to irgi labai liūdna būna. Bet jeigu mes savo savybėm duodam darbo, tai mes realizuojam praktiškai tai, kas mes esam. Ir man tai atrodo pats vertingiausias dalykas. Kas tu esi. Tai kartais labai sunku savo prisipažinti. Bet aš atsimenu, kažkoks buvo filmas, neprisiminsiu pavadinimą, kur kažkokie 2 ofiso darbuotojai su gerom algom, kur kažkaip ten pakliūna į kažkokias statybas, pabando nešiot plytas ir jiem tai patinka ir jie meta ten tą kažkokį prestižinį darbą ir tampa statybininkas ir jie tampa absoliučiai ten laimingais žmonėmis ir ten tinkuoja maždaug su džiaugsmu sienas. Tai kartais yra tas dalykas, pašaukimas, kurį tu jauti stipriau ar silpniau, ar kažkokie trikdžiai tau neleidžia išgryninti to, ką tu nori daryti. Tai ir yra kitas dalykas, kuris labai, man atrodo, svarbus ir tai, kas man nutiko, kažkoks yra momentas, kur tu tiesiog turi išdrįsti. Tu tiesiog turi išdrįsti
daryti tai, ką tu nori daryti. Nesvarbu, ten pragyvensi, čia seksis dabar tau, čia tu sunkiai sudursi galą su galu ar ne, bet tu darysi tai, ką tu labiausiai nori daryti. Ir man atrodo, kad į sėkmę tai yra vienintelis kelias. Sėkmė savo kažkokioj srity gali tau nutikti tik tada, kai tu išdrįsi tai daryti, ką tu nori daryti. Savybės. Bet kalbėjote apie tas savybės, kad jos neverktų ir būtų realizuotos, ar ne? Tai jeigu šiandien, taip įsivaizduoju netgi tą mūsų jauną atlikėją muzikos, kuris tik pradeda, ar ne, tuos pirmuosius galbūt savo žingsnius muzikos kūryboje, atlikime, kaip jums atrodo, kokių savybių reikia, kad būti muzikos Neįsivaizduoju, neturiu supratimo. Nežinau. Yra, sakau, tu turi gyventi, tiksliau, tu turi daryti tai, kuo tu gyveni. Ir aš esu tikras, kad yra muzikos atlikėjai, kurio žavi tą populiarumo tą kažkokią tai dalis. Jinai smagi yra, ar ten kažkokie, nežinau, uždarbiai geri, jeigu tu populiarus, tu gali uždirbti pinigų, bet kažkur jie galvoja apie kažką, jie ten veikti, jie norėtų kažką kitą. Tai čia, kur žmogus savo kažko neprisipažįsta. Aš nelabai... Tiesa, yra tas toks testas geras, kažkur girdėjau, kad jeigu tu turėtum tiek ten maždaug pinigų, kad tau iš vis apie juos nereikėtų galvoti, ką tu veiktum? Ir tas atsakymas, ką tu veiktum, jis yra tas atsakymas apie tai, kas yra tavo pašaukimas dažniausiai. Ko tu užsiimtum? Aš vis tiek, jeigu nereikėtų iš vis galvoti, ten, kaip pragyventi, aš sėdėčiau, aš kažką rašinėčiau vis tiek. Aš ten fotografuočiau. Aš neturiu kitų kažkokių dalykų, kurie mane domintų taip stipriai. Aha. O irgi užsiminėt, Andriau, apie tą populiarumo dalį, kuri, tarkim, su muzikos atlikėjo karjera apskritai, tai turbūt, atkeliauja, nori, nenori, nes gali būti, kad yra ir daug tų, aišku, kūrėjų, muzikos atlikėjų, kurie ten savo namuose kūrė, niekam nerodo ir tai irgi gali būti labai didelis savęs realizavimas, bet jau kalbant apie tuos, kurie lipa ant scenos, koncertuoja ar ne, dalinasi savo kūrybą, populiarumas jums. Ar tai buvo irgi siekis, ar tai tiesiog priėmėt kaip profesijos dalį, ar, kaip su tuo populiarumu jūs? Mes siekiam, aišku, kad siekiam populiarumo, nes tai yra populiarioji muzika, tai turi būti populiari, tiksliau, tu nori, kad ten būtų populiari ir ypatingai ten kažkam pradinėme etape, tu labai nori būti išgirstas, tai ir dabar norisi būti išgirstu, tai yra toks pagrindinis turbūt įvertinimo jausmas, kai tu dainuoji dainą, ypač jeigu tai yra koncerte gyvai ir tu iš karto tu jauti, auditorija priema, nepriema, tai norisi būti išgirstu, bet aš, pavyzdžiui, man norisi, ir aš kuo toliau, tuo labiau suvokiu, man norisi būti žinomu tik tai, kai aš einu į sceną. Kai aš nesu scenoje, aš noriu būti nematomas. Nes man kitur tai visiškai nereikalinga. Bet čia taip nelabai išeina pasirinkti, man atrodo. Bet neišeina pasirinkti ir tada yra tas toks kažkoks momentas yra, kad tu taip lyg atrodo kartais moki tam tikrą kainą už tai, kad scenoje tu atpažįstamas o gyvenime tau norėtųsi kaip bet kažkaip funkcionuoti kaip ir bet kuris kitas žmogus, tiesiog ne be kažkokio specialaus ten žvilgsnio, nenužiūrėjimo, be kažkokio ten specialaus dėmesio, ta prasme, aš lygiai taip pat kaip bet kuris kitas ten einu gatvę ir viskas, aš tiesiog einu, nes aš einu kažkur tai. Aš einu ne tam, kad ten į mane žiūrėtų, aš žinau, nes aš noriu iš taško A į tašką B nueiti. Tai tas toksai, pradžioj, aišku, kai tas populiarumas, jis manęs užgriuvo, tai va šitaip, tiesiog buvo akimirka, aš labai gerai atsimenu tikslę akimirką tą, nes
man būnant kariuomeniai, ten kažkaip Lietuvos kino studija sugebėjo mane ten atsivežti Vilnių ir kad aš nusifilmuočiau kino filme Kažkas atsitiko. Ir paskui dar kino filme Parodų rūmai. Tai aš būdamas kariuomenė nusifilmavau 2 filmuose. Ir kai aš grįžau, kai aš išėjau į kariuomenę, aš buvau nežinomas. Kai aš grįžau, aš buvau atpažįstamas tiesiog. Aš nuėjau savo mėgstamą, tuo metu buvo ten, nežinau, studentų populiariausia kavinė Alumnatas prie universiteto, buvo Alumnato kiemelyje, buvo kavinė. Aš ten tiesiog nuėjau išgerti kavos ir tas buvo momentas, kur aš taip atėjau vienas, atsėdu prie staliuko, kaip visada, kaip įpratęs. Ir aš geriu tą kavą ir aš suprantu, kad į tą podelį žiūri kokie 3 ar 4 žmonės. Ir tada aš supratau, Ta akimirka buvo, ar ne? Tai buvo ta akimirka, aš supratau, kad į mane žiūri, tai mane mato. Tai tas pirmas toks momentas, jis yra, sutrikdo, tu nežinai, kaip elgtis. Kaip, aš dabar turiu būti kažkoks pasitempęs ar susipaprastinęs. Ar čia sveikintis, ar čia mojuoti, ką daryti? Ne, tais laikais dar niekas nesisveikindavo su nieko. Tais laikais dar pardavėjos parduotuvėse buvo piktos. O dabar, tas, tarkim, tada buvo tikrai, kur neaišku, nes nebuvo, prisiminkim, tų visų, kad dabar greit su AI pasitartumėm, kaip čia elgtis, ar ne? Taip, o tu eini per tokius etapus, paskui lyg tai pasidaro smagu visai ir taip netgi kartais žaidi su tuo šiek tiek, kad esi atpažįstamas, taip kažkokius ten tokius turi momentus, bet paskui tai tampa tokia, aš matau, kai mane žiūri, bet man tai kažkaip nebėra taip kažkaip sureikšminimo kažkokio, nebeturiu sureikšminimo šitam dalykui. Ir aš kaip tik, aš kartais einu kokią nuošalesniam gatvelėm, nes man norisi tiesiog, tiesiog eiti norisi. Man nereikia jokių pridėtinių iš tų dalykų. Bet kai išeini į sceną, aišku, norisi, kad žmonės tave atpažintų, norisi, kad jie dainuotų kartu tavo dainas. Ir labiausiai norisi būti žinomu iš to, ką tu darai. Nes vėliau atsirado ten 90-aisiais, turbūt 90-ųjų ten vidury, atsirado visi tie realybės šou, televizija įgavo labai didelį tokį poveikį, tai atsirado visa atskira kasta žmonių, kurie yra žinomi tik dėl to, kad jie yra žinomi. Ta prasme, yra, tarkim, realybės šou žmonės. Jie žinomi ne iš savo ten darbų kažkokių ar kažko. Jie yra žinomi tiesiog dėl to, kad juos rodo per televizorių. Ta prasme, ir atsirado visai naujas tas visas žanras, kas paskui internetas, man atrodo, dar labiau sustiprino jį. Ir dabar tai, aišku, dabar tai yra monetizuojama ir tai pavirto influenceriais ir taip toliau. Tu tiesiog žmogus susikuria, padaro savo veidą žinomą, tam tikrą stilių turi ir tada gauna iš reklamos užsakovų tam tikrų, tada jau siūlo produktus kažkokius tai ir tą populiarumą monetizuoja. Tai jis toks, kaip tas tampa, kad tas influenceris, jis, principai yra, tas, kaip būdavo teleparduotuvė. Tai yra, iš principo, tai yra transformavosi tas žanras teleparduotuvės į influencerius. Tai yra, iš principo, tie žmonės, jie pardavinėja produktą. Jie dažniausiai visi turi savo parduotuvę ir tame nėra nieko blogo. Tai tie tiesiog, kad kaip tu gali būti populiarus, dabar yra atsirado daug tokių kitokių kažkokių tai būdų, kurių anksčiau nebuvo. Anksčiau populiarūs buvo, ten, nežinau, aktoriai, muzikantai, gal televizijos ten kažkokie personalijos. Tai aišku, mes dabar turim tokį neribotą ir dabar kartais populiarus žmogus yra tik dėl to, kad ten TikToko 15 sekundžių video, ten, nežinau, nusispjovė ir visas pasaulis kalba, kaip ten nusispjovė, reiškia. Tai tas, aišku,
kas greit ateina, dažniausiai praeina greitai. Dalykai, kurie išlieka ilgai, tu iki jų turi nueiti tam tikrą kelią, kad jie įvyktų ir atsitiktų. Tai tas pats ir populiarumas, turbūt, jeigu jis yra įgytas kažkokią, nežinau, einant tam tikrą kelią, tai jisai ir išlieka turbūt ilgiau, nes, na, žmonės, tie, kurie mėgsta ten tavo kūrybą, jie augo kartu su tavimi. Ir jiems tai yra brangu ir tie žmonės padeda tau išlaikyti tavo kažkokį tai, na, mano dainos skamba tik dėl to, kad jas kažkas klauso. Tai tie žmonės, kurie klauso, man ir leidžia išlikti taip ilgai scenoje. Bet taip, aš dėl to ir norėjau irgi įsiterpti ir klausti, nes tas, bet ir įrodymas, ar ne, jūs turbūt esate tas žmogus, kuris yra žinomas pirmiausia dėl savo muzikos, ar ne? Ir ar buvo pasirinkimas nesivelti, nežinau, į kažkokius skandalus, tas populiarumo bangas, kurios ateidavo įvairios, nežinau, atverti duris į savo vonę, nežinau, dar kažkur, ar ne, nes vienu metu, taigi turbūt irgi tas kelias muzikoje yra, kur daugiau koncertų, viskas atrodo puikiai sekas, mažiau. Ir vienas iš, metodų, ne, ką matom dabar, tai yra, būdas greitai parodyti asmeninį gyvenimą. Tai čia vienas iš būdų, taip, bet aš kažkaip stengiuosi niekada neviešinti savo asmeninio gyvenimo, nes dėl to ir jis vadinasi asmeninis gyvenimas. Aš esu gan uždaras ir gan privatus asmuo. Jeigu aš kažką noriu parodyti, aš galiu parodyti, bet aš tuo pačiu noriu turėti savo asmeninę privačią erdvę. Aš nesu koks nors politikas, kuris ten privalo deklaruoti ten kažkokius savo dalykus. Na, netgi jeigu esi žinomas žmogus, gali būti privatus asmuo visiškai. Tai aš tokiu ir noriu išlikti. Man visiškai nereikia, kad apie mane žinotų iš to, kad pas mane ten kažkokie, nežinau, tapetai auksiniai namuose ar kažkas. Tai man to nereikia tiesiog, ne tai yra mano fokus. Aš noriu, kad žinotų iš mano dainų, jeigu dainų nežinau, jeigu dainų nebebus ar nebeliks, nors tas jau nebeįmanoma turbūt, tai tada tiesiog aš būsiu nežinomas. Arba jeigu nieks nežinotų mano dainų, tai aš ir nebūčiau žinomas. Tai aktorystė, Andriau, aktorystė, įdomus irgi posūkis, nes dėl dainų tai jau neištrinsi to žinomumo, ar ne, nes, man, ta prasme, tai yra mano laikų muzikos atlikėjas, kai aš klausydavausi foje dainas, mano vaikai klausosi, ar ne, tai taip lengvai neištrinsit, bet gal dar irgi apie tą truputį karjeros dar vieną dalį, ar ne, kuri tokia irgi, gal taip greit nepridedam jum, ar ne, to, Andrius Mamontovas aktorius, bet jūs iš tikrųjų buvote ir... Aš taip niekada apie save nepasakyčiau. Bet jūs vadinot daugybį spektaklių, keliaujat po daugybę šalių. Kaip tai atsirado? Kaip išdrįsot gal išbandyti? Nes, apie muziką atrodo, kad jūs kalbat ir nuo tos mokyklos laikų jautėt, kad jūsų aktorystė, kaip jie atkeliavo. Čia tas toks keistas momentas, kur aš mokykloje tai labai daug kas norėjo būti aktoriais, nes tuo metu ten, tai sovietiniais laikais teatras buvo turbūt viena iš tų meno rūšių, kurios labai stipriai paliesdavo žmonės. Vilniui žmonės per naktį stovėdavo prie bilietų kasų, kad pakliūti į jaunimo teatrą ir pamatyti ten Nekrošiaus arba Tamulevičiūtės spektaklį. Tai buvo didelis dalykas, tai svarbu buvo, nes per tie personažai spektakliuose, per tos personažų tekstus aktoriai kažkokie įpindavo kartais slapta žinutės, o kartais net neįpindavo, bet visi tas žinutės pamatydavo, net jeigu jų ten nebūdavo. Tai buvo kažkoks tas toks, ta meno rūšis, kuri turbūt buvo labai labai svarbi. Ir aišku, aš Nekrošių visada labai mėgau, man jo spektakliai palikdavo didelį įspūdį. Nežinau, Pirosmanė jau ne vieną kartą žiūrėti. Tai mokykla, aišku, aš labai norėjau būti aktorius, aš įsivaizduoju, kad aš būsiu aktorius ir ten, bet mes paskui pradėjom groti ir ilgainiui ta tokia
ta svajonė, jinai tokia užsimiršo, mes tam nusifilmavom, tam kažkas atsitiko filme ir paskui mane pakvietė epizodiniai roliai į tą parodų rūmą, toks filmas senas irgi. Tai man buvo labai įdomu filmuotis, man labai patinka, šiaip filmuotis labai patinka, kinas yra labai įdomus procesas, man patinka kinas kaip menas. Ir jo kūrimas visas, kiek ten yra žmonių, kiek ten yra sudėtinių dalių, kiek ten yra elementų. Ir tai yra didelis kolektyvinis darbas. Mes matom ekrane aktoriaus veidą ir bėga ašara, bet kad mes tai matytumėm, ten dirbo 100 žmonių. Bet mes, čia vienas žmogus viską daro, bet ten daro daug žmonių. Ten yra apšvietėjai, ten yra režisierius, yra operatorius, yra operatoriaus asistentai, yra visokie žmonės, kurie ten stumia bėgiais tą kamerą, kur kažkas daro dekoracijas, kažkas montuoja, ten kažkas rašo muziką. Tai yra didelis toks kompleksinis menas, kas iš tikrųjų man labai daro įspūdį visada. O teatre aš atsidūriau, kai aš visiškai pamiršau tą savo ten paauglystės svajonę būti aktorium. Man tiesiog paskambino Nekrošiaus prodiuserė ir sako, jis taip nori pasikalbėti, Eimuntas Nekrošius, ir man akis ant kaktos ir aš galvoju, kaip čia taip, čia kažkaip man, jis toks visada, šiaip jis toks, tiems, kas jo nepažinojo, tai jis toks kažkoks mistinė figūra buvo, jis toksai gan stipriai uždaras žmogus buvo. Tai tu paskui jau tik su juo bendraudamas jau ten matai kitas jo savybės, bet kai nepažįsdavai, jis toks netgi šiek tiek bauginantis visada atrodė. Ir mes jau susitikom ir jisai sako, aš noriu statyti spektaklį Šekspyro Hamletą. Ir aš iš pradžių galvoju, gal muzikos reikia, aš sakau, tai o aš, kodėl aš, kokia čia mano. Sako, aš noriu, kad tu, sakau, ten dainuoti kažko reikia, ar ką, aš galvoju, gal muzikinis, nes ten buvo Meilė ir mirtis Veronoj, buvo jo muziklas pastatytas, kaip tik tuo metu jisai buvo rodomas, aš galvoju, gal ten tą muziklę, gal nori ten pakeisti kokį ten, kažką, kad aš ten sudalyvaučiau ar kažkur, aš neturėjau nemažiausiai įtarimo, dėl ko visi įtarimai, dėl ko jisai su manimi susitinka, nepasitvirtino. Tai jis man sako, ne, aš noriu, kad tu vaidintum kaip aktorius. Aš sakau, kažkaip gerai, sakau, tai viena iš rolių kažkokių, sako, jo, Hamletą. Man tai buvo tiesiog mane kažkoks žaibas nutrenkė ir aš tada atsimenu, aš jam sakau, ar aš galiu iki rytojos pagalvoti, aš nežinau, ką atsakyti jums, tiesiog nežinau, ką atsakyti. Ir aš grįžau namo, man ir lengvai dreba rankos ir aš kaip čia man dabar reaguoti. Tai yra Eimuntas Nekrošius, tai yra didžiausias Lietuvos teatro režisierius, greičiausiai, kad visų laikų, bent jau kol kas. Ir ten kažkaip kitą dieną turėjo prasidėti, ar dar kitą dieną, už 2 dienų turėjo prasidėti foje koncertinis turas per Lietuvą, ten buvo suplanuota krūva koncertų, visas ruduo, atsimenu, kad buvo visas ten suplanuotas. Ir man skambina mūsų būgnininkas Algis, sako, aš ten nukritau nuo motociklo, susilaužiau, ten kažką susilaužė, ar koją, ar petį, aš neatsimenu kažką, kaulą susilaužė. Sako, ir aš 3 mėnesius nieko negalėsiu daryti. Aš tada suprantu, kad turas nukeliamas yra, pas mane atsiranda krūva, laisvo laiko, ir tada galvoju, tada suprantu, kad ten kita diena yra mano gimtadienis. Ir galvoju, čia yra didžiausia dovana, kokią aš iš vis kada nors gavau gimtadienį, toks kvietimas. Aš jam paskambinau Nekrošiui ir sakau, aš norėčiau pabandyti, bet aš norėčiau galėti įgyvendinti tai, ką jūs norite gyveninti, nes ten kažkaip tik išeiti, kad tu esi žinomas ir ten susimauti visų akivaizdoj, tikrai nelabai norėčiau. Tai sakau, noriu, ar jūs galite, mane kažkaip pabandyti iš pradžių ir tada nuspręsti, ar jūs norit su manim dirbti ar ne. Ir kažkaip jisai sutiko.
Ir mes kokias 2 ar 3 savaitės mes su juo ir ten, nežinau, su aktorium Vladu Bagdonu ten susėsdavom teatre ir jis ten kažkokias tai man duodavo užduotis, kažkokias tai vaidybinius kažkokius ten momentus, kažkokią ten truputį man Vladas kažkokių trenažų parodė, kažkokių pratimų ten aktorinių tokių ir kažkaip aš taip, vis tiek kažkaip galvoju, kaip aš įgyvendinsiu šitą visą dalyką. Čia yra didelis kūrinys, čia yra visų aktorių trokštamiausia rolė, kurie maždaug gauna ten jau solidaus amžiaus aktoriai, kurie turi didelę patirtį, nes maždaug čia viena iš esminių rolių apskritai teatre kaip tokiame. Hamletas yra tas personažas, kuris yra vienas garsiausių personažų. Ir paskui aš žinau, kad Nekrošius kaip sako, tai aš matau, kad viskas pavyks. Gerai. ir mes pradėjome repetuoti ir tai buvo 9 mėnesiai repeticijų, beveik 9 mėnesiai. Kiekvieną dieną, 6 dienas per savaitę. Ir po truputį pradėjo klijuotis kažkas, aš nežinau, jis turėjo viziją, jam reikėjo kažkokio žmogaus, kuris nėra aktorius, kuris nejuda kaip aktorius, kuris nekalba kaip aktorius. Jam reikėjo, jis norėjo, kad Hamletas, jo spektaklį būtų, kuo labiau atskirtas nuo visų kitų. Ir jis, manau, kad jisai tas mano tokias kažkokias kitokias savybės jisai matė, kurias ir panaudojo tam spektaklyje. Tai buvo nuostabus aktorių kolektyvas. Aš labai, gal dėl to ir spektaklis ėjo tiek daug metų, nes labai buvo geras kolektyvas, labai kažkoks, nežinau, Nekrošiui tai čia turbūt vienas jo sėkmingiausių spektaklių. Mes apvažiavom kiek ten 38 šalis pasaulio, keli žemynus, kai kur buvom ne po vieną kartą. Nežinau, Italijos greičiausiai mačiau daugiau negu vidutinis italas. Ta prasme, tai daug teko keliauti ir ta didelė patirtis teatre, kažkokia visiškai man atnešė kitą suvokimą į tai, ką aš darau, ir į muziką taip pat. Ir tas vis tiek buvo turbūt ta drąsa, paprašyti bent pagalvoti iki kitos dienos ir po to sutikti, pabandyti. Nes galiu atsakyti, jūs jau patyręs muzikantas. Aš tiesiog sakau, aš pasakiau, kad aš norėčiau galėti padaryti tai, ką jūs mane prašote padaryti. Ir ar aš galiu, jūs turėtumėt nuspręsti, bet aš noriu, kad prieš tai pabandytumėt, tiesiog ne. Bet vėlgi drąsa, nes atrodo jau populiarus esat atlikėjas, kam dar čia reikia, tai atrodo taip, bet aš kažkaip visada jaučiu atsakomybę už tai, ką aš darau scenoje. Tai yra, kadangi aš tuo gyvenu, man svarbu, kad tai, ką aš ten darau, būtų kažkaip iš mano pusės, nežinau, su visišku atsidavimu ir kažkokiu pasitikėjimu, kad aš žinau, ką aš noriu žinoti, ką aš darau. Blogiausia, kai išeini į sceną ir nežinai, ką darai. Tai čia tikrai yra ne. Arba nežinai, kodėl tai darai. Tai man dėl to yra. Aš labai mėgstu koncertus, labai mėgstu groti koncertus. Man patinka tas kažkoks santykis, kuris vyksta su žiūrovais ir kažkokie netikėtumai. Bet ar jums reikia dirbti kaip muzikantui kažką? Nes tikrai koncertai, žinomumas. Dirbti kurią prasme? Kad tai atsirastų. Koks tas darbas? Kas čia per darbas? Tai žmonės, kurie ateina į koncertą, jie visada mato tik tai rezultatą. Koncertas nėra darbas. Koncertas yra jau ilgo darbo rezultatas. Čia kaip tu gaminai kažkokį patiekalą ilgai, ten kepėjai, vyrėjai, žiūrėjai, tenai kažkokius receptus, ten ragavai, kažką bandėjai, kažkas nesigavo, kažką kartoji iš naujo ir paskui tu atneši ant stalo paruoštą patiekalą ir visi sako, o. Bet nieks negalvoja, kiek tu iki to, kokį tu nuveikiai darbą. Tai ypatingai, ypač jeigu didelis koncertas, tai ten dar daugiau visko būna ir tu turi, nežinau, aš mėgstu dalyvauti visose etapuose ir mes ten ir galvojam,
kas bus rodoma videoekranuose, kaip apšvietimas, kokia scenografija ten ir taip toliau, aišku, ten dainų sąrašas, atlikimas, išpildymas, kokie bus muzikantai, kokius instrumentus naudosim, tada būna repeticijos, pasibandymai kažkokie, ten kažkur reikia pragroti, pažiūrėti, ar čia gerai išrikiuoja dainos tam tikrą tvarką, ar galbūt reikia kažką sukeisti vietom, kad toks kažkoks nuoseklus koncerto būtų visas tas. Saka, tai yra daug dalykų, kuriuos tu turi supaisyti. Ir kartais dėl to muzikantai kartais atrodo, labai paprasta. Čia ką išėjo, čia su gitara kažką pariekavo ir šlovė. Turtai ir šlovė maždaug. Bet kiek tas žmogus ėjo į tai. Aišku, dabar yra tas kitas dar dalykas, atsirado visi tie, yra labai daug tų visokių talentų šou, kur dainininkų šou, kur ten renka nugalėtoją, kas ten geriau padainavo kokią dainą ir taip toliau. Čia irgi toks populiarumas, kur labai labai greitas, bet aš visada kažkaip mane kartais ten pakviečia pabūti kokiu teisėju. Tai aš tais jaunai žmonėm, aš juos stebiu ir aš tiesiog galvoju, ta prasme, tai yra, tu atėjai sudalyvauti ten kažkokį, žinau, X faktorių ar ten Lietuvos balsą ir tu ten pasiseka tau vieną kartą padainuoti, už tave subalsavo visi tave, tu perėjai sekantį etapą, pas tave Facebook'e ten sekėjų iš karto ten padaugėjo ir tam jaunam žmogui kartais atrodo, kad taip dabar ir bus visada. Ir jis nesuvokia, kad tą visą efektą sukuria visų pirma televizija, yra prodiuseriai, kurie pasako, kur tau stovėti, kur yra kažkas, kas ten padaro aranžuotę, visą dainą, netgi dažnai būna, kad pasako, tu dainuosi tą ir tą dainą, net kartais net ne pats pasirenka dainą tas dalyvis. Ir tas jaunas žmogus, jis kažkaip praleidžia tai, kad čia yra ten grimuotojai, kostiumų dailininkai, kažkas ten šokėjai aplinkui šoka ir tiesiog, kad tai padaro tą pasirodymą tokį atraktyvų žiūrovui. Ir žiūrovas balsuoja už visą tą pasirodymą, bet tas jaunas žmogus, jam atrodo, kad čia viskas, kad jis čia vienas viską pasiekė. Ir tada dar pas mus, nežinau, iš kur ta mada yra, kur ten visa ta žiūri, ten visi sako, oi, tu nuostabus ten, oi, kaip tu ten, o Jėzau, kaip tu ten, man esi ten geriausias pasaulyje. Ir tad, kai žmogui yra ten, nežinau, 18, 20, 22, ten, tas aplink tą amžių, labai lengvai apsisuka galva, nes tu dar negali palyginti, tu nežinai vertės šito dalyko. Jis būna tiesiog labai pradžiugina, tu gauni dėmesio, tu gauni tokią kad aš esu ir esu matomas, mane mato, ir normalu, kad kiekvienas jaunas žmogus siekia savo kažkokią vietą gyvenime susirasti ir ypač, aišku, jeigu čia per televizorių kažkur, tai aš esu, tas yra, aš įsivaizduoju, kiek tai suteikia daug dopamino, kiek džiaugsmo daug tas žmogus gauna, bet aš paskui galvoju, kai tas šou baigėsi, netgi jeigu tas žmogus laimi, kas nutinka tada? Tai dažniausiai jie visi būna ten porai metų susaistyti kontraktus su tos laidos kūrėjais, kad jie patys nieko ten dažnai negali daryti. Kartais kai kurie nežino, ką daryti, nes jie jau įprato, kad už jiems aplinkui viską sukuria, jie tik atsistoja, padainuoja ir čia viskas įvyksta aplinkui. Tai manau, kad daugelis jų susiduria su gan sunkiais išgyvenimais, nes staiga tas toksai, visi čia tau ploja, visi už tave balsavo ir staiga niekas nebebalsuoja, nieko čia daugiau nėra. Ir kiek iš tų talentų šou dalyvių, kiek iš jų mes matome toliau tęsiančius savo veiklą, nežinau, gal net ant vienos rankos pirštų suskaičiuotum. Tai tik tai tie, kurie imasi iniciatyvos ir ten kūrė savo dainas ir kažką daro, tai jie kažkaip jie randa savo kelią. Nes tikrieji pasiekimai visi yra tie, kuriuos tu kažkaip tai pasieki pats. Aš vienu metu prodiusavau gan daug atlikėjų kitų, bet aš paskui supratau, kad aš nebenoriu to daryti. Man galbūt šiek tiek ir įdomumas pradingo, bet kitą aš supratau, kad jeigu tu kažkokį tai dalį darbo padarai už kitą žmogų,
jis niekada pats neišmoksta to padaryti. Ir jis tada tik tai ieško, kol kažkas kitas vėl padarys už jį kažką. Tai kadangi aš pats visada viską dariau pats, man tai atrodo vertybė, kad aš pats galiu parašyti dainą, įrašyti ją galiu, sugroti, ten, nežinau, suprogramuoti, ko negaliu sugroti, galiu pasikviesti muzikantai, bet parodyti jam, ko aš noriu, paaiškinti ir taip toliau, kad jeigu man reikėtų tik padainuoti ir produceris kažkoks viską padarytų, aš jausčiaus, kad aš nieko nepadariau, kad aš nevertas nei vieno plojimo, man norisi, aš noriu jaust, kad tai yra mano. Aš taip klausau ir galėčiau turbūt dar keletą valandų klausyti, net nenoriu įsiterpti, bet tas laikas, kai sutiksi, aš tokia gal paskutinį klausimą, nes vat apie tos jaunus žmonės labai daug pasakėt ir svarbių dalykų, kai ateina tas kitas rytas ir ateina ir staiga dėmesys išgaruoja, ar ne, ir turbūt ten nežinau, kas verda, ir emocijos, ir visi lūkesčiai, ir turbūt ir duobių tada atsiranda. Bet jeigu taip pažiūrėt, o tai 40 plus metų scenoje jūs esate populiarus, be skandalų, mėgstamas, žinomas, o tai kokia ta paslaptį pasakyti? Čia ta pusė, kurią jūs matot. Jūs matot tik taip pakilimus, duobių jūs nematot. Aš ilgainiui supranti, kad nėra visą laiką, kad tavo populiarumas ten kiltų į viršų arba maždaug lygiai. Nėra taip, taip nebūna. Kartais tu esi ant bangos, tai tada, aš jau, kai buvo kelios tokios bangos, ir tada supranti, kad va, čia dabar yra banga ir aš, tarkim, noriu kuo daugiau koncertuoti, nes aš jaučiu, kad dabar yra geras laikas ir ateina žmonės ir jie džiaugiasi tais koncertais. Bet aš suprantu, kad amžinai taip nebus, kad bus kažkoks bus laikotarpis, kur man reikės šiek tiek atsitraukti ir aš tada išmoksti tą laikotarpį atsitraukimo, tada kažkad, ten nežinau, rašai dainas, kaupi kažką medžiagą, nežinau, eksperimentuoji, truputį jeigu atsitrauki, tada tas kažkokį gali persigrupuoti, kad kažkoks, jeigu bus vėl geras momentas, kad tu atsirastum jame su kažkuo nauju, ar su nauja daina, ar naujų skambesiu, ar tiesiog nauja kokia nors, nežinau, idėja. Tai tiesiog viskas yra bangos, iš viskas yra garsas, kurį mes kalbam, viskas yra bangos, šviesa yra bangos, gyvenime viskas yra bangos, viskas yra toks tas keitimas, tas, iškia. Tai kažkaip išmokti tai pastebėti ir pajusti ir pripažinti savo, kad dabar šiuo metu aš ne ant bangos viršaus, o kažkur per vidurį ir gal kylu žemyn, o gal dabar šiuo metu leidžius žemyn ir man reikia pasiruošti išbūti tą kažkokį laikotarpį apačio ir paskui gal vėl pakilti. Tai čia, aišku, tas ateina su patirtimi. Tai kažkokį išlaikyti ramų protą kartais pavyksta, kartais ne. Suvokti, kad nereikia prisirišti nei prie sėkmės, nei prie nesėkmės. Juolab, kad pamokas gauni tik iš nesėkmės. Čia kažkas gerai pasakė, kad sėkmė tavęs nieko neišmokina. Nesėkmė tave išmokina. Ir nesėkmė yra galimybė išmokti. Taip gražu, kad nenoriu pridėti nei vieno žodžio prie pabaigos, tiesiog atsiminti apie Andrių Mamontovą ir jo tą pasakymą apie bangas ir gyvenime jų tikrai bus, kiekvieno gyvenime, nesvarbu, ar esam muzikantai, ar, nežinau, medikai, ar ne, ar teisininkai. Tai tiesiog noriu pasakyti didelį nuoširdų ačiū, padėkoti nuo visos mūsų bendruomenės, nes kiekvieną kartą jūs pamatė, žinom, kad palaikot jaunimo liniją, tai didelis ačiū ir ačiū nuo mūsų draugų, kurie pasirūpins puodelių kavos Vero kafe ir pjaunų grybą, ten irgi paruošė rinkinuką grybų, ar ne? Peiliukas ir grybai. Taip, tai irgi tikrai, tai turbūt tie jauni žmonės, kurie nuo mažo šeimos ūkio plečiasi ir irgi tiki tuo, ką daro ir stengiasi daryti, kaip ir sakėt, tiesiog daryti, pajausti, ką daryti ir daryti. Tai ačiū labai ir be abejo Vilties knyga, jeigu dar savo bibliotekai neturit. Tai didelis ačiū.